Tironija. Tikrasis naujosios pasaulio tvarkos veidas. Pasak finansų eksperto Ernsto Wolfo, šiuo metu pasaulyje vyksta istorinės transformacijos procesas, kurio neįmanoma sustabdyti. Taip yra todėl, kad mūsų finansų ekonomikos sistemai gresia žlugimas ir ji tokia, kokia yra dabar, ji negyvybinga. Štai kodėl finansų elitas dabar daro viską, ką gali, kad įvestų jų pačių interesus tenkinančią naująją pasaulio ir ekonominę tvarką. Tam ruošiamas įvairiais būdais, vis minimi tie patys vardai. Pasaulio ekonomikos forumas WEF, Rockefellerio fondas, Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Svarbus vaidmuo tenka ir pasaulio centriniams bankams. Pertvarka įpakuota į daug žadančias programas, pavyzdžiui, didįjį perkrovimą arba 2030 darbotvarkę. Šiuose programuose išryškinami įvairūs ypatumai, rodantys, kad tikroji jų prigimtis yra gan nemaloni. CBDC yra grėsminga prievartinė pinigų sistema. Reaguodami į neišvengiamą finansų sektoriaus žlugimą, visi didieji pasaulio centriniai bankai šiuo metu siekia įdiegti naują pinigų sistemą, centrinio banko skaitmeninę valiutą arba angliškai CBDC. Pinigai bus tik skaitmeninės formos ir bus valdomi centralizuotai per sąskaitą centrinėme banke. Nebeliks galimybės rinktis tarp skirtingų bankų arba atsiskaityti grynaisiais pinigais ar kortele. Tada žmonija visapusiškai valdys šį centralizuotą ir nealternatyvi pinigų sistema. Pavyzdžiui, būtų galima nustatyti šių pinigų naudojimo trukmę arba skirti juos tam tikriems tikslams. Taip pat bus galima atsisakyti atlikti mokėjimus ar pervedimus, jei kortelės turėtojas elgiasi netinkamai arba visiškai išblokuoti sąskaitą. Kadangi ateityje mokėjimai bus atliekami mobiliuoju telefonu arba nuskaitant QR kodą, šią kontrolę vykdys ne valstybės, bet didžiulės IT korporacijos. Dėl to vyriausybės praras dalį savo galios, o skaitmeninės korporacijos ir už jų stovintis finansinis elitas toliau didins savo įtaką. Atsižvelgdami į šią riziką, dauguma žmonių įprastomis sąlygomis tokios piniginės sistemos nesutiktų priimti. Tačiau kas bus, jei dėl griežtų priemonių prieš koronavirusą ekonomika bus sugriauta ir bankrutuos daug įmonių, daugiausiai smulkaus ir vidutinio verslo, bus panaikinta daugybė darbo vietų. Kas bus, jei valstybės iždas bus išgrobstytas, o valstybės bus beviltiškai prislėgtos skolų, dėl to kils totalus chaosas. Jei nauja pinigų sistema ir fiksuotos bazinės pajamos bus pasiūlytos gyventojams kaip išsigelbėjimas ir nauja pradžia, jie greičiausiai sutiks. Taigi, didelę ekonominę ir socialinę žalą, kurią sukelia lockdownai, būtų galima sumany panaudoti kuriant šią privalomą pinigų sistemą. Sudanas. Kontrolė per universalias bazinės pajamas. Nuo 2017 metų visuotinių bazinių pajamų idėją propaguoja pasaulio ekonomikos forumas WEF, Pasaulio bankas, Bilo ir Melindos Geitsų fondas ir kiti. Vienas iš pateiktų tikslų yra finansinė įtrauktis, suteikti visiems žmonėms galimybę naudotis finansinėmis paslaugomis. Tačiau tai reiškia ne galimybę turėti individualią banko sąskaitą, o galimybę visiems įsitraukti į sistemą, kaip 2015 metais apibrėžė PayPal vadovas Danas Šulmanas. Ką tai reiškia, galima pamatyti Sudane. Ten 32 milijonus gyventojų, kuriuos iš dalies sudaro sukilėliai ir fundamentalistai, bandoma pririšti prie skaitmeninio pavadėlio, o bendros bazinės pajamos $5 per mėnesį. Būtina sąlyga šioms pajamoms gauti kiekvieno gavėjo biometrinė registracija ir mokėjimas mobiliuoju telefonu. Tokiu būdu gyventojai bus užregistruoti ir kontroliuojami mobiliuoju telefonu. Atimant skaitmeninę išmaldą, jei netinkamai elgiamasi, jį taip pat galima bus auklėti savo nuožiūrą. Taigi, už daug žadančio besąlyginių bazinių pajamų fasado slepiasi ne pasaulio gerinimo programa, o klastingas planas stebėti ir kontroliuoti visus planetos gyventojus. ID 2020 – bendras priežiūros planas.
Pagal ES komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen planus, visi ES piliečiai turėtų gauti skaitmeninę asmens tapatybės kortelę. Tai reikalinga tam, kad būtų galima vykdyti veiklą visose ES šalyse be papildomų išlaidų ir biurokratijos, pradedant mokesčių mokėjimų ir baigiant buto nuomą. Tam reikia įvesti tokią informaciją kaip imunizacija ir finansinė padėtis. Taip pat duomenys iš Facebook ar išmaniojo telefono. Biometriniai duomenys, pavyzdžiui, piršto atspaudai ar veido, taip pat duomenys iš veidaknygės ar išmaniojo telefono. Biometriniai duomenys, pavyzdžiui, piršto atspaudai ar veido nuotraukos turėtų būti naudojami kaip asmens tapatybės dokumentas, leidžiantis keliauti net be paso. Tačiau tai, kas visuomeniai pristatoma pažangos ir saugumo vardu, yra tikslus pasaulio ekonomikos forumo didžiojo perkrovimo ir 4-osios pramonės revoliucijos įgyvendinimas. Pagal šią iniciatyvą ID 2020 visai žmonijai bus suteikta viena skaitmeninė tapatybė. Pavojus kyla dėl centrinių vis nacionalinių duomenų bazių kūrimo. Jų padedamos tarptautinės IT korporacijos, slaptosios tarnybos ir policijos pajėgos galės fiksuoti kiekvieną žmonių veiksmą visame pasaulyje ir lengvai nustatyti visus asmenys, kurių duomenys ten saugomi. Taigi, ID 2020 yra didžiulis žingsnis į visišką žmonijos sekimą ir kontrolę. Kuriama privati pasaulio pasų institucija. Kad pandemijos atveju vėl būtų lengva keliauti, Rockefellerio fondo įkurtas Commons Projects Foundation paskelbė, kad 2020 m. spalio mėnesį pradėtas išduoti naujas Common Pass, sukurtas kartu su VEF. Šis pasas nėra fizinis dokumentas ir nėra programėlė, tikrąja to žodžio prasme. Tai tarsi išmaniuosiuose telefonuose esanti meta programėlė, kuri naudoja visų pasaulio oro linijų, kelionių ir bendrovių ir vyriausybinių agentūrų programėlės, kad standartizuotai saugotų ir tikrintų keliautojų duomenys. Tai reiškia, kad ateityje Common Pass, o ne atskiros valstybės savarankiškai tikrins, ar įvykdytos atvykimo sąlygos. Be to, į Common Pass galima integruoti bet kokius duomenys, pavyzdžiui, asmens tapatybės, kelionių istorijos, bankininkystės duomenys ar veido ir balso atpažinimo duomenys. Tokiu būdu ateityje išmanusis telefonas taps itin išsamiu ir visuotinai veikiančiu pasu, kurį bus galima naudoti visose gyvenimo srityse. Tada nacionalinės vyriausybės būtų apeitos ir netektų savo įgaliojimų, o IT korporacijos kūrenčios ir administruojančios Common Pass taptų, galima sakyti, privačia pasaulinė pasų institucija. Todėl šiame projekte taip pat sumaniai pasinaudojama korona krizė, kad būtų parengta nauja centralizuota pasaulio tvarka. Ar nuo elgesio internete netrukus priklausys mūsų mokumas? Tradicinį skolinimą apibrėžia kreditingumas. Tarptautinis valiutos fondas, prisidengdamas noru padėti imigrantams ir jauniems verslininkams, dabar atrodo svarsto galimybę pakeisti kreditų suteikimo kriterijus. Kadangi TVF ekspertų nuomonė, tokie kriterijai kaip pajamos, darbo patirtis ir turtas patys savaime netitinka tų reikalavimų. Ateityje kreditingumas bus vertinamas ir pagal elgesį internete. Tai apima aplankytas svetainės, socialinės žiniasklaidos kontaktus ir tai, ką klientas perka internetu. Tokiu būdu kiekvieno skolininko skaitmeninį pėdsaką netrukus galėtų analizuoti ir vertinti dirbtinis intelektas. Ar tai netrodo kaip dar vienas žingsnis kuriant totalinio sekimo valstybę, kurioje finansinių paslaugų teikimas priklausys nuo to, kokius puslapius asmuo peržiūri internete? Indija. Tikrasis 2030 veidas. 2020 m. lapkritį Indijoje prasidėjo visuotinis streikas, kuriame dalyvavo apie 250 milijonų žmonių. Priežastis – Narendros Modi vyriausybės priimti radikalų žemės ūkio įstatymai. Šie įstatymai leis didelėms bendrovėms pirkti žemę, sandėliuoti žaliavas ir tiesiogiai bendradarbiauti su ūkininkais. Taip pat bus apeinamas regioninės rinkos, o ūkininkai atsidurs korporacijų, kurios ateityje diktuos kainas malonėje. Tikimasi, kad tai sužlugdys apie 10 milijonų smulkiųjų ūkininkų ir smulkiųjų tarpininkų, o Indijos maisto produktų gamybą perims tarptautinės bendrovės. Pažymėtina, kad šiuos radikalius įstatymus parengė Pasaulio ekonomikos forumas ir Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Jie atitinka 2030 darbotvarkę ir didįjį perkrovimą. Oficialus jų tikslas – sukurti tvarų pasaulinį žemės ūkį. Tačiau, atsižvelgiant į šias aplinkybės, akivaizdu, kad siekiama sukurti griežtą korporacijų diktatūrą, kuri negailestingai išnaudotų pasaulį ir paversti į vergovinę valstybę.
Amerikiečių valstybės veikėjas Benjaminas Franklinas kartą pasakė, tie, kurie dėl trumpalaikio saugumo yra pasirengę paaukoti pamatinę laisvę, nėra verti laisvės, nei saugumo, jie praras ir vieną, ir kitą. Remiantis šioje programoje pateiktais įvykiais, šiandien yra itin svarbu apsispręsti, ar esi pasiruošęs žingsnis po žingsnio atsisakyti savo laisvės dėl didesnio komforto ir tariamo saugumo. Todėl dabar visi raginami būti aktyvūs ir siekti laisvės.